Vaikas pradeda save lyginti su kitais žmonėmis, tai reiškia, kad jis pradėjo analizuoti savo vidinę būseną bei elgesį. Tai reiškia, kad jis vystosi. Šiame etape labai svarbu parodyti vaikui teisingą patirtį, dovanoti jam teisingus įsitikinimus bei teisingą mąstymą. Šiame momente būtina naudoti kosmoso įstatymus bei teisingus gyvenimo įstatymus. Vaikai lyg kempinės, kurios sugeria viską. Kuomet vaikas lygina save su kitais, jis įeina į savęs suvokimo būseną. Jame užgimsta pirmas gyvenimo suvokimas bei supratimas. Šiame etape tėvams labai svarbu nepraleisti šio momento, bei atverti vaikui teisingas gyvenimo užduotis. Reikia nukreipti vaiką siekiui suteikti pasitikėjimą savimi, bei leisti vaikui patikėti tą būseną, kur yra kiekvieno žmogaus viduje.